praeitam interviu minėjau, visos pasitvirtino, tai vis naujų reikia ieškoti. Tai viena iš tų konspiracijos teorijų ir buvo susijusi su pinigais ir su čipais netgi. Tai viskas čia gan smarkiai susiję, kada buvo labai jau seniai, sakau, gal kai 10-metį šnekama, kad ir tais laikais, kai apie tai bandėm sakyti, tai sakydavo čia, psichuškę uždaryti reikia. Tai skambėjo, klausykit, čipuos. Daug esmė, kad jo nebebus pinigų, įdės čia jums čipą ir nuo čipo visi pinigai jūsų čipė, visa dar medicininė informacija čipė. Tai viskas prieš 10 metų skambėjo, tikrai keistai ir tie, kas technologijose nebiškio nebumbum, tai... Jiems atrodo, baikit. Iš vis užvalgė grybų kokių ten. Tai, dabar gal tie, kas šiek tiek... Bet jūs tas technologijas išmanėt ir jūs tais dalykais, jums netrodė. Jūsgi išmanot tas technologijas. Jūs iš to... Tiškevičiaus rūmus, vienas iš... Tai taip, vienas iš mano verslų yra susijęs su IT dalykais, saugumo dalykais, IT security, ten visokiais, tai ir būtent su saugumu tiek pinigų, tiek kompiuterinės informacijos ir visų kitų. Tai mes šitą labai atidžiai sekėm, nežinau, tiek, kiek save pažįstu. Tai va dabar jūs pabaigėte, atsiprašau, tą mintį, dėl ko, ką jūs pamatėt ir kas dabar jau realiai vyksta, nes... ten yra keletą bepročių, kurie tą čipą įsisiuvo ir jau skanuojasi bet kur. Bet dabar kai kur kiniečiai veidų užmoka sąskaitas. Pažiūrė aparatą ir užmoka. Tai ir tas variantas yra, galima sakyti, prie to pačio veda, kada tu turi daiktą tokį kaip kortelę ar grynus pinigus, kurį tu gali atiduoti ir jis nesusijęs, nesurištas su tavim, tai jis yra toks kaip ir nepriklausomas. Jeigu jis yra tavyje, tai yra du dalykai, jo nepamesi niekada, bet jis visą laiką bus siejamas su tavimi ir ta informacija yra kritinė, žiūrint, kokia ta informacija. Tai jeigu visi pinigai yra čipė... Faktiškai tavo pinigai yra tu. Grubiai taip. Tai kaip ir patogu, čia kažkam yra nepatogu labai piniginę išsitraukti, ar ten kortelę išsitraukti, prabraukti, taigi geriau įsivaryti čipą ir kažkur tai jį nuskaityti. Tai šičia kaip ir gal kažkam patogiau, bet tuo pačiu nebegalės niekas pasakyti, pamiršau piniginę kažkur, neturiu pinigų, ar ten kur nors ten pamečiau kažką. Pasiskolinti gali neleisti, tiesiog viskas pririšta prie žmogaus, pririšta prie tam tikro čipo ir jeigu yra kontrolė tokia, valstybinė kontrolė, tai reiškia tą čipą ir jame esančią informaciją valdo centralizuotai. O centralizuotai tai reiškia, gali čipas neveikti. Atėjot atsiskaityti, neveikia. Taip kaip kortelės, pavyzdžiui, neveikia. Tai tada dar išsitraukia grynų pinigų, jeigu turi ir susimoka. Arba kitą kortelę. Arba kitą kortelę. Kitam banke. O čia kalba yra apie vienintelį, čia ir Tarptautinio valiutos fondo jau idėjos, kad vienas žmogus, viena sąskaita. Vienas čipas. Tai yra net iš saugumo pusės žiūrint, yra net keli dalykai, kas turėtų būti suprantamai žmonėm, kad nesąmonė, nes vienoje vietoje laikyti visus, tarkim, žmogaus pinigus, tai užtenka net ir įsilaužimo hakerio, nėra saugių sistemų tokio dalyko. Vis tiek kažkada kažkas įsilaužė, pavagė ten ir milijardais pinigų ir visą kitą. Tai čia irgi užtenka vieno įsilaužimo, saugios sistemos nesugebės padaryti, niekas dar nesugebėjo. Ir gali taip staiga turėjo ten 100 000 santaupų ir staiga nebeturit 100 000 santaupų ir pasiskųst nėra kam. Dar aš norėčiau grįžti prie tų idėjų pačių ir paaiškinti žmonėm vienas dalykas, kad jeigu jums kas nors neaišku apie tai, ką mes dabar šnekam, čia mes kalbam apie realų čipavimą. Žmonių žymėjimą ir žmonių pinigų išėjimą. Tai jeigu kas nors neaišku, mūsų studijos arba turite klausimų, arba turite samprotavimų kažkokių tai 86761920. 86761920. Toks telefonas studijoje, jisai jungtas, jūs galite skambinti ir klausti. Bet viena ponia internete, aš ką tik šviežus įspūdžiai.
jinai ekonomistė, amerikietė, jinai prognozavo prieš pandemiją, prasidedant pandemijai, kas bus, kokie bus ribojimai, kas čia bus tas verslų smulkių griuvimas, jinai prognozavo tas viduriniosios klasės griūtį ir taip toliau. Tai dabar jinai prognozuoja tokį dalyką, jinai sėdi, tame aš už ką pirkau, tą parduodu. Jinai sako, ne tai, kad bus sunaikinti pinigai, kurie yra nepadengti, kuriais reikia, jinai aiškina objektyvios priežastis, kad tiek yra prisiskolinta, bet mes, pavyzdžiui, 50% BVP yra pasiskolinta, ne? Mes gyvenam skolon. Tai yra valstybių, kurios 100%. Ir tų pinigų skolintų, tai yra nepadengtų, yra daugiau negu tų grinųjų. Ir visą šitą naikinti reikia, jinai aiškina. Ir jinai sako, 2023 metų kovo 23 dieną pinigų tiesiog neliks. Ir jinai sieja tai su pasinaudos kuria nors krize, ar tai pandemija, ar tai karu. Ir tie keitėjai yra suinteresuoti, kad čia kažkas tai pradėtų mėtyti kokias nors bombeles, kad žmonės išsigastų ir tada visas šitas praeis kaip per sviestą. Dėl datos konkrečiai šitos nežinau. Pirmą kartą išgirdote, ne? Bet esmė tokia, kad jinai greičiausiai siejama su ten Bideno CBDC išleidžiama valiuta ir turbūt apie tai čia kalba eina. Taip, būtent apie CBDC valiutą, tai centrinio banko kripto, ar ta skaitmeninė valiuta. Taip, tai esmė tokia, kad visą šitą, ką čia pasako, tai jeigu pasižiūrėti fact-checkerius, tai jie, aišku, visą informaciją šitą vadina false, kad neteisinga informacija. Aš dėl to ir klausiu, ar čia taip yra. Bet čia yra susijęta su Bideno valiuta ta. Amerikos išleidžiama valiuta, jie greičiausiai žada tuo metu išleidinėti. Tai esmė tokia, kad išleis tokią valiutą ir prasidėti gali įvairūs dalykai. Pirmiausia, fact-checkeriai sako taip, kad false dėl to, kad šita valiuta nepakeičia grinųjų pinigų, bet atsiranda kaip alternatyva. O tie, kas kuria visokius video, tai jie sako, kad staiga dings grinieji pinigai ir turėsite skaityti tik su CBDC. Tai šitoje vietoje vėlgi geras toks pasiteisinimas maždaug. Ne, mes nepanaikinsim grinųjų ir galės būti dvi skirtingos alternatyvos ir ta. Todėl visas šitas false. Bet kadangi istorijoje mes žinom įvairių dalykų, kad viena sako, kita daro, tai tokia galimybė, kad staiga leis atsiskaitimus tik CBDC, o grinaisiais nebeleis, egzistuoja. Aš asmeniškai turbūt labiau linkęs tikėti, kad vis tik įvedinės ne taip radikaliai ir tos abidvi galimybės liks. Tai reiškia, atsiras naujas dalykas toks kaip CBDC, kurį labai gražiai pristatys, labai gražiai PR'ins, kad čia patogu, kad šičia, ypač kas susijęs su krizėm, nes Amerikoje buvo tokis didžiulis kaip ir krizių valdymo problema, kada norėjo kiekvienam Amerikos piliečiui išmokėti tam tikrą kiekį pinigų, ten 1000, neatsimenu dabar, bet ir jie susidūrė su problema, kaip išmokėti realiai, nes ne visi ten turi banko sąskaitas, ne visi ten prieinami ir panašiai, kai kur ten transakcijos tarp bankų ten stringa ir panašiai, tai esant CBDC, tai čia sekundžių reikalas, visiems čiuk išdalino ir pas visus, jeigu yra, kiekvienas turi vieną tą voletą savo piniginę, tai reiškia, pas visus pinigai įkrito. Tai kaip ir labai fainai, čia labai greitai galim pagelbėti žmonėm. Tai iš tikrųjų... Bet jeigu neturėjo paprastos sąskaitos, tiek bankas atidaro tą piniginę? Tai jie gali pririšti prie ID ir automatiškai duoti. Ta prasme, kartu su, nueinam kortelę pasidaryti, savo identifikavimą, pasą nueinam pasidaryti ir duos piniginę. Taip gali padaryti. Tai reiškia, visi ją turės automatiškai, tik turbūt praeis laiko tarpas, kada išmoks naudotis tos piniginės duomenimis ir kaip tenai iš ten pasiimti pinigų, bet manau, kad jie šitą sistemą padarys nesunkiai. Tai mano manimu, kad greičiausiai bus neradikalus sprendimas, bet iš pradžių tokis abudu variantai atsiskaitimo bus
ir po truputį tada bandys išnaikinti pinigus, nes sakys, tai čia patogiau, čia greičiau, greitesnės transakcijos ir ten bonusų visokių gali priduoti, atsiskaityk su šita, su CBDC ir gauk ten $5 atgal, grinais ar ten per bankus taip neduos. Tai gausias, kad pierins ir po truputį išstaminės. Tai šitaip gali įvesti CBDC. O kokios problemos CBDC, tai čia dar atskira tema. Tai žiūrėkit, dabar aš tiesiog pacituosiu tą dalyką, kuo remiamės mes klausinėdami. Nes čia buvo, jau mes kalbėjom šiek tiek pirmadienį, pasikartosiu tiesiog, kad toksai centrinio banko, apie juos pradėjo kalbėti toksai Boli. Iš Tarptautinio valiutos fondo vienas iš aukštų valdininkų, kuris, dabar tik tai reikia susirasti man tą citatą, taip. Ir jisai tą pasakė spalio 14 dieną šių metų. Ir jisai pasakė, pasikartosiu, paaiškino, kaip galima programuoti, čia yra centrinių bankų, čia Vito Vasiliausko valiuta, grubiai tariant. Ne? Tai išmanioji sutartis, taip, leistų čia. Jo. Kaip jinai vadinasi? Smart kontraktas vadinasi. Leistų vykdyti tikslinės politikos funkcijas. Pavyzdžiui, socialinės išmokas, vartojimo kuponus, maisto kuponus ir kita. Naudodami centrinių bankų skaitmeninius pinigus galime tiksliai kontroliuoti, ką žmonės gali ir ko negali turėti. Čia taip atvirai sakoma. Bet to, kokie pinigai gali būti užprogramuoti, kokiam naudojimui jie skirti. Pavyzdžiui, tik maistui. Tai tą ir sakau, CBDC. Ir aš dar tiesiog pridursiu paskutinį dalyką, tas Boli, paskui kurį mes taip pačiuožiam labai smarkiai į tą pusę, kad mes ribojam grynus pinigus ir taip toliau. Mes pykstame su kiniečiais, bet Boli visa doktrina, o jisai yra iš China People's Bank. Tai yra valstybinis jų didžiausias bankas. Jisai atėjo į TVF ir diktuoja kinietiškus tuos žmonių iš principo taip jau čipavimo tą visą programą, tai yra socialiniai kreditai ir visa kita. Ir jisai tą sako Tarptautiniam valiutos fonde. Tai yra tvirtovėje kapitalizmo, sėdi Boli, toksai va. Tai paaiškinkit, kas čia per abrakadabra.